norėjau paklausti dėl vaikų mitybos. Jeigu šeima yra žaliavalgiai, tada vaikui reikia kažkokio ypatingai atkreipdėmėsi kažkokias daržovės ar riešutus, ar yra kažkokių patiekalų, kurias daugiau. If the family already, the whole family eats raw food and they have a small child, so should they give some extra products to the child, maybe more of the nuts, or maybe how to feed the child? Reikia suprasti, kad mamos pienas yra geriausias maistas. Po mamos pieno, kaip sakant, jeigu nori ir jeigu neužtektinai gali gauti nuo mamos pieno, tai gali gauti ožkos ar avies pieno duoti, bet kai pabaigė su mamos pieno, tai kai pradedi kitą maistas, mamos pienas nelabai daug turi, kaip sakant, to baltymo, ar jie neturi daug kalorijų, kaip sakant, ir neturi daug cukrinio, ir neturi daug taukų, kaip sakant. Labai taip kaip vandeninis dalykas, bet žiūrėk, tas vaikas taip pasidarė toks smagus, storesnis ir viską, ir gerdama tą mamos pieną. Tai negalvo, kad tau reikia, kadangi sustoja mamos pieną, tai jau reikia tau daug maisto krumšti į tą vaiką. Ne. Gali paprastai valgyti ir jis labai sveikai augs, kaip sakant, paprastai būtų salotų, vaisių, bet ne per daug taip vaisių, ne per daug tų saldų maistų, ir labai mažai su medum. Medums yra, kaip sakant, biskį, lašą, kitą, žinai, smagu biskį, žinai, kas yra saldus, bet kai tu pradedi naudoti šaukščiuką po šaukščiuko to saldumino, tai tave padarys nesveiką. Tai kai taip yra tas pats, kur saulė išdžiovinti vaisiai, per daug tu nenori valgyti, kaip sakant, visi turi labai daug cukraus yra pasidaro, tai, kaip sakant, mažiau, kaip sakant, jeigu tu esi koks atletikas ir sunaudoji daugiau cukraus, tai galima ir naudoti viskį daugiau tokių dalykų. Bet, kaip sakant, kai berniukas, mergaitė, kai yra jaunikliai, tai nereikia taip per daug juos duoti maisto. Jeigu tas vaikas auga normaliai, jeigu metą po metų šičia toks mažiukas būna, tai reiškia, kad gal jūs nedavėt užtektinai jam valgy. Tai viskai pagalvot, ar jį gal davėt per daug. Aš turėjau, pas mane atėjo į mūsų kliniką, berniukas ir mergaitė. Ji buvo apie 19 metų, o josios vyras buvo apie 25. Vaikas buvo 3 metų, kaip sakant. Tas vaikas neaugo. Tai yra ir toks liūdnas to. Ir aš negaliu suprasti, tėvai valgo vien tik tai žalinius maistus ir gyvus maistus. Ir kodėl kas tas yra blogai su vaiku? Pamačiau, tėvas ir motina vis mušėsi su savim, argeliuoja, ir tas vaikas reikia. Ir kai vaikas reikia, tai duoda maisto. Be sustojimo, kartais visą dieną vis duoda maisto. Tas vaikas buvo girtas nuo maisto, jis negalėjo suvirškyti tą maistą, kur jam jis vis kimša, tai jis pasidarė durnas nuo maisto. Tai aš sakau, duokit man tą vaiką. Tai aš 3 dienas su manim buvo, aš jį pasninkavau. Jis nebuvo patenkintas, bet po to davėm daug, ir tuo pačiu laiku daviau daug meilės. Žinai, pas jį visuomet, žinai, kalbėjo maloj, kai jis verkė, aš pasišneku su juo, juokiuosi, neimu į galvą, tegu verkia, po velnių, tas ne mano problema. Bet aš jį taip, žinai, užsiimu su juo gražiai, pakutinauju juo, ir mes turim good time, gerą laiką, kaip sakant. Bet jis vis reikia. Bet jis kovoja, čia jau viskas keičiasi.
paskui po 3 dienų pradėjau duoti ir jam valgyti. Bet jeigu jis pradėtų kada valgyti, tai aš paimu jį ir sakau, viskas gerai, nesirūpink, kaip sakant. Ir po laiko, kai jis sustojo ir verkti, ir pradėjau normaliai valgyti. Jie galvojo, kai jį durina vaiką turiu. Aš pažiūrėjau į tą vaiką, aš mačiau, jis ilgas ausis turėjo, didelę nosį. Tai jis ne tik tai ne durnas, bet jis labai stiprus ir protingas, bet buvo girtas nuo maisto, per daug maisto duodamas. Tai žinoma, reikia surasti, kas, žinai, jeigu vaikas neauga, tai gal trūksta viskį baltymų. Tai dėk pienus padaryk iš tų riešutų, iš sėklų, kaip sakant. Ir kaip sakant, kitą vaikas pas mus atėjo, tėvai sako, mūsų vaikas viską valgo gerai, bet jis be proto. Sako, jis dabar buvo Montessori mokykla, kur yra, žinai, tokia natūralesnė mokykla, bet jis sako, kaip sakant, mokyklo jis stumdo visus ir jis ima savo pelių, kaip vadinasi, pynas, kaip sakant, ir žinai, visokius nemalonumus ten daro. Aš sakau, tai ką jam duoda valgyti? Žinai, klausau ir paskui pamačiau, kad jie duoda labai daug riešutų, labai daug medaus ir tas vaikas pasidarė biskį durnesnis, kaip sakant, nežinai, toks energija, crazy. Tai aš sakau, žinai, ar jūs norit ką nors padaryti kitokio su tuo vaiku? Sakau, gal bandysim. Tai aš sakau, pirmas 3 dienas jam tik tai duok, kaip sakant, vaisių valgyti. Daugiau, bet neduok riešutų, neduok medaus, neduok sūrio, nieko tokių, kaip sakant. Jie buvo ir geras sūris, kaip sakant. Tai po to, sakau, pradėk padaryti su blenderiu, biskį daržovių ir biskį vaisių ir duok tą dėl kelias dienas. Paskui po to mes padarėm tik tai sunką džiuso, tas vaikas pilnas piktimo, spirvę, spjauja į mamą ir paskui, žinai, piktų pilnas, kaip sakant, ką jie man neduoda, mano ką aš buvau pripratęs. Dar praėjo laiko, paskui pradėjau tik tai žalių sunkų gerti ir paskui vieną dieną tik tai vandens. Ir paskui po to vėl atgal pradėjau valgyti duoti. Dabar, kaip tas vaikas atgal įeina į mokyklą, mokytojas, nežinau, kas atsitiko, visiškai kitą vaiką gavo. Dabar mandagus, mokinasi, kas eina klasėje ir kai tėvai kartais sako, ar nori biskį medaus? Aš nenoriu, tas man nesmagu. Ar tu nori to aiskrimo ir ledų, saldžių? Sako, man duodu, kaip sako, aš nelabai noriu daugiau tokių dalykų. Žinai, tai, kaip sakant, vaikas galima jį taip, kai neduoti užtektinai, bet galima ir duoti daug per daug. Ir tas bus nelabai gerai. Daugumoje mes duodam per daug, labai mažai, kur atsirado situacijos, kur žmonės gauna per mažai.